O dabar patarimai visiems, kurie nori savo sodybose turėti erdvų 2 dalių šiltnamį su pertvara, kurį vėlai rudenį ar anksti pavasarį gali naudoti netgi kaip terasą. Mums patarė bendrovės Gambri direktorius Gintas Simonavičius. Šiuo metu mes turim galimybę stebėti, kaip sekasi vyrams montuoti šiltnamį. Praėjo geras pusvalandis, jau stovi karkasas surinktas, sienos praktiškai baigtas montuoti. Tikrai užtruko neilgai, nes viskas yra paruošta gamyklai. Skylės išgręžtos, lieka tik statyti varžtelius susukti. Profiliai atpjauti reikiamų ilgio, tai tik statom profilį. Taip susukam varžtelį. Profilius mums padėjo išdirbti SAPą inžinieriai iš Švedijai. Šie profiliai pasižymi, kad jie yra labai paprastas montavimas, tiesiog statom plokštės ir tiek. Nereikia nei sukti varžtais nieko, tiesiog įkišam ir stumiam iki apačios. Ir turi 1, 2, 3, 4, 5 standumo briaunas, kurios padeda laikyti sniego apkrovas, vėjo apkrovas, kas būtent ir yra svarbiausia šiltnamiams. Sistema labai paprasta, yra tiesiog bėgelis, statom varžtą ir stumiam iki reikiamos vietos ir tada užtvirtinam. Aliuminis pasižymi kuo? Jis išvaizdus, jo spalva blizgi, bet jinai yra natūrali gamtos spalva, jis neišraukiančiai atrodo, nesimato iš išorės jokių varžtų, jokių jungčių ir jis, visi kaip žinom, jis nerūdyja. Naudojamės vienas iš geresnių polikarbonatų lakštais. Polikarbonatas bijo ultravioleto, tai yra nuo saulės spindulių. Jis nuo saulės spindulių tiesiogiai sensta, gelsta ir skilinėja. Ir kokybiškų polikarbonatų lakštų gamintojai, tai tą problemą, jie naudoja UV stabilizatorius. Stabilizatoriai nuo ultravioletinių spindulių, kurie padeda atlaikyti spindulius ir todėl jie nėra pažeidžiami. Visi didieji Europos polikarbonatų lakštų gamintojai savo lakštam suteikia normalią garantiją, 10 metų garantiją. Ir dar vienas niuansas, kad tik nedaugelis gamintojų suteikia garantiją nuo krušos, kad atlaiko iki 2 cm krušos gabaliukus. Visi atvežtiniai iš rytų polikarbonatų lakštai, jie neatlaiko krušos ir dažniausiai neturi UV stabilizatorių. Polikarbonatas, jis turi kamerą, kurios dėka jie sulaiko šilumą. Vidutiniškai šiltnamyje, kur yra polikarbonatų lakštai, vidutinė paros temperatūra apie 5 laipsnius aukštesnė. Tai yra didelis privalumas, bet jis suteikia šiokių tokių ir rūpesčių. Polikarbonatų lakštų viduje renkasi vanduo, kondensatas. O kur drėgmė ir šilta, to įsimeta dumbliai, parazitai ir pradeda žaliuoti. Ir tada jau neišvalysim. Tam reikalui reikia užklijuoti juostas. Polikarbonatų lakštai atvažiuoja su apsauginė transportiravimo plėvele. Iš vienos pusės plėvelė yra skaidri visiškai, iš kitos pusės plėvelė skaidri, bet jau su pišinukais. Tai šita plėvelė, kur yra su pišinukais, tai reiškia, jinai turi būti į saulę. Čia paparodyta saulė, išorė, taip, būtent. Reikia nesumaišyti. Gintas Simonavičius sako, jog tokiame erdvėme šiltnamyje galima susimontuoti ir pertvarą. Pas mus nuo seno augina pomidorus ir agurkus viename plote. Agurkai mėgsta žemesnę temperatūrą ir drėgną, kaip būtų, o pomidorai atvirkščiai, aukštesnė temperatūra, bet sausa. O kaip mes galim bendroje erdvėje tokį mikroklimatą sukurti? Aš dar tokios technologijos nežinau. Tai todėl mes ir siūlom žmonėms galimybę tai įgyvendinti, kad nereikės statyti 2 atskirų šiltnamių, tiesiog šiltnamių viduryje sumontuoti pertvarą. Pertvara yra aklina ir čia bus skirta viena dalis vieniems augalams, kita dalis kitiems augalams. Tai nebūtinai daržovėms, gali būti gėlės ir daržovės. Irgi ne tik agurkai, pomidorai. Nuo senų laikų žmonės įpratė prie platesnių šiltnamių. Tai mes irgi būtent sukūrėm platesnį šiltnamį, tai yra šiltnamis 290, tai yra praktiškai 3 metrai. Privalumas koks, kad yra daugiau erdvės, aukštesnis gavos ir didesnė oro cirkuliacija. Ir paprastai mes gaminam šiltnamius su durim iš vienos pusės. Mūsų techninės galimybės leidžia pagaminti šiltnamį su 2 durim. Ilgis taip pat yra grinai. Jeigu žmogus turi daugiau vietos, gali skirti 3 metrus, tai mes padarysim šiltnamį 3 metrus. Jeigu gali skirti 4, padarysim 4 metrus, 6, 8. Jeigu konkretint, viena sekcija yra 70 cm. Tai ir skaičiuokim. 1,40 m, 2,10 m, 2,80 m. Toks žingsnis. Ir atitinkamai nuo šiltnamio dydžio komplektuojam ir stogangių skaičių.
Mažam šiltnamiui užtenka 1 stoglangių, didesniam 2 stoglangiai, dideliam šiltnamiui 3-4 stoglangiai, priklausomai nuo šiltnamio dydžio. Automatiniai pakeliai veikia labai paprastų principų. Yra cilindriukas, kuriame yra sėmenų aliejus, jis nuo šilumos plečiasi ir stoglangį atveria. Vakare vyks atvirkštinis procesas. Sėmenų aliejus traukiasi ir stoglangis užsidaro. Kas svarbu, kad šita sistema yra labai paprasta ir ilgaamžė. Vienintelė gamintojų rekomendacija tai yra išsukti cilindriuką prieš žiemą ir laikyti šiltai, o pavasarį vėl įsukti. Šiltnamį galima derinti prie aplinkos vaizdo, nudažant jo konstrukcijas įvairiomis spalvomis. Iš tikrųjų, pasiteisino lentynėlė kūryba. Vietų užima mažai, tai yra netrukdo iš apačios augantiems augalams. O ant lentynėlių mes galim, kad ir pirštinės pasidėti, darbo įrankius, auginti prieskonius, sirpinti pomidorus. Ir lentynėlės yra vienos sekcijos ilgio ir kiek žmogus mano, tiek jis jų ir prisijungia. Lysvės turi kauburėlį, taip, o kad žemės nebyrėtų ant kelio, reikalingas atitvirimas. Ir tai būdavo iš tikrųjų šioks toks galvosūkis, su kuom tai padaryti. Padarai iš lentų, porą metų ir supūva. Daryti rimtesnį kainuoja brangiai, gaila pinigų. Tai mes nusprendėm padėti žmonėms, kad mes galim iš karto jums kartu su šiltnamiu patiekti pertvarą. Ir jinai labai paprastai ir greit montuojama. Pertvaros gali būti 2 tipai. Gali būti ištisinė, jeigu yra kiaurai durys, ištisai, arba gali būti U raidės formas, kad grinai išnaudoti kiekvieną žemės plotą. Toliau lieka kitas klausimas laistymas, kuris gali būti dviejų tipų. Rankinis, kai pats žmogus pasuka rankiniu būdu ir paleidžia vandenį, arba grinai valdomas valdiklių, kur užprogramavom ir jisai įsijungia nustatytų laikų ir išsijungia, kai atėjo tam laikas. Tai labai patogu. Tada dažniausiai susiduria su bėda, kad užsikemša tos skylutės mažos. Tai mūsų sistema yra komplektuojama su filtru, kuris turi praplaunamą sietelį. Durų konstrukcija yra iš tikrųjų labai paprasta, bet patikima. Mes polikarbonatą įrėminam aliuminio profiliukais ir dar juos užkniedijam. Duryse mes montuojam aliuminio rankenas. Jie specialiai gamina pagal mūsų užsakymą, būtent pritaikytas, kad durys neklibėtų. Durys yra kaip iš 2 dalių, kad tai būtų papildomas vidinimas. Ir apatinė dalis tai būtų kaip ir apsauga tiek nuo gyvūnėlių, tiek kad nesusidarytų skersvėjai, jeigu kai kurie augalai nemėgsta skersvėjų.